Sveiki, aš esu Giedrius Savickas, iš Klaipėdos Debreceno gatvės. Mane atrinko iš tūkstančiai žmonių ir pasiuntė ant 3 raidžių televizijos. Šou pirmas kartas su žvaigžde. Taigi aš susitiksiu su žvaigžde ir žinau su kokia. Tai yra viena nuostabiausių, viena ryškiausių Lietuvos žvaigždžių, geriausiai dainuojantis vokalistas ir geriausiai judantis scenos asas. Man labai smagu, aš tikrai tikiuosi su juo pabendrauti, įsišnekėti. Norėčiau, kad jūs padėtumėte autografą. Nu, baig čia, kam tie autografai? Aš tau noriu atitikti rėmelį, tokį simbolinį mūsų susitikimo progą, kuriam įrėminsim paskui jau mūsų nuotrauką iš kelionės ir ten galėsiu pasirašyti. Šios laidos žvaigždė 4-kart dainų dainelės laureatas, šiuo metu vienas iš garsiausių Lietuvos dainininkų Audrius Bružas. Bet čia ne man, čia yra mano draugui Ramūnui Cicėnui, aktoriui. Gerai. Ramūnui. Wow! Nu tai ką, aš matau, kad tu, Giedriau, jau čia labai pasiruošęs esi, tai manau, kad mes praleisim gerai laiką ir pasibūsim, pabendrausim, pavakarieniausim, susipažinsim. O dabar einam, aš tave pavaišinsiu, ramiai pasėdėsim. Bet man knieti, ar žvaigždės gyvenimas tas yra iš tikro toksai stebuklingas ir žvaigždėms spindintis? Nu paliesk mane, va, žiūrėk, argi aš... Paprastas? Nu paprastas kaip 3 kapeikos, tai mano sąskaita. Nu tai pasėdėsim kavos kokios ar ko. Na štai, vyrai patraukė į oro uostą. Kokia paprasta mūsų žvaigždė. Iš karto rado bendrą kalbą su Giedrium, kuris yra didžiausias Audriaus gerbėjas, turintis visus atlikėjo albumus ir netgi pasikabinęs miegamajame jo plakatą. Kągi, Audriaus ir Giedriaus nuotykiai prasideda. Ветром уходят на север твои корабли. Ты не скучаешь, ты снова считаешь победы свои. Audrius Bružas ir Giedrius Savickas kviečiami į trečių kartų. Aš norėčiau pirmą padėkoti organizatoriams, visiems firmai Lyle Fly Travel Lal, kad išrinko man būtent šitą žvaigždę, tai yra Audrių, nes man su Audrium tikrai yra nuostabiausios akimirkos mano gyvenime ir tai yra man pirmas kartas, kai aš būnu su žvaigžde. Ačiū Jums, ačiū Audriui iš tikrųjų už šitą laiką, kurį mes leidžiame, kiekvieną minutę mes leidžiame linksmai. Kai sutikau Audrių, aš galvojau, kad jis yra, pasikėlęs. Bet kai mes nuėjom į kavinę, Audrius pats nuvedė mane į kavinę, pasodino prie vieno stalo. Jis pasirodė tikrai, jūs patys matot, mielas, nuoširdus, labai komunikabilus ir labai turi daug išminties. Į kiekvieną mano užduotą klausimą jis atsakydavo pusės valandos. Oi, Audrius jau nori žaisti, jis vėl nori pramogauti. Audriu, pramogaukit. Taip mes visą dieną su juo pramogaujam. Audrius dabar nori pabūti kažkiek vienas. Aš jį suprantu, nes jį nuvargino koncertiniai turai, tos žmonių minios. Ir Audrius tikrai man skiria daug laiko, aišku, jisai nori kartais pailsėti. Bet aš jam labai dėkingas. Aš net neįsivaizdavau savo gyvenime, kad aš tiek laiko praleisiu su žvaigždė ir ta žvaigždė pasirodys toksai paprastas. Audriau! Pamatysit, jisai iš karto atsilieps ir mes galėsime vėl pramogauti. Mane kviečia Audrius. Audriu? Audriu? Eikime. Audrius labai yra jautrus. Jisai šiandieną matė gatvėje neklaužadas. Ir kai jisai mato pasaulio neteisybę ar kažkokį tvyrantį ore blogį, Audrius visą laiką iš jautrumo suklumpa. Audriu, neklūk.
antroji diena prasidėjo kaip ir pirmoji. Audrius ir Giedrius pabudę nuskubėjo į viešbučio restoraną, kur papusryčiavę jaukioje aplinkoje sprendė, kokiųgi pramogų jie norėtų šią gražią dieną. O pramogų čia tikrai apstu. Ir jūra, ir kalnai, safari kelionės džipais, nardymas su įranga ir be įrangos. Išsirinkti tikrai sunku. Na, bet tik ne mūsų laidos herojams. Diena pasitaikė ypatingai karšta ir vėjuota, vyrai nusprendė likti jaukiame viešbutyje, kur pramogų taip pat apstu. Mūsų žvaigždė Audrius, rūpintis savo kūno linijomis, niekada nepamiršta. To jis nori išmokyti ir savo bendrakeleivį Giedrių. Mes dabar vienas be kito kaip ir negalime. Aš nebežinau, ką reikės daryti, kai aš grįšiu į Lietuvą, kai nebus Audriu. Taip, Audriu? Audriu, yeah! Mums linksma! Geriau, šium. Ką? Šium. Ketvirtoji kelionės diena. Ilgai lauktas Audriaus Bružo tikro garso koncertas. Taupydamas laiką, Audrius, jisai nenusirengė rūbų, nes jeigu tik organizatoriai pasakys, kad mes iš karto bėgtume į pramogas. Matote, aš miegu vienoj lovoj su žvaigždė, kas yra visiškai neįtikėtina. Ir Audrius tikrai sutiko ją dalinti su manim. Audrius suprato, kad man yra vienam su juo nepatogu lovai ir jisai man užleido lovą. Argi gali taip žvaigždė elgtis? Tai gali tik paprastas žmogus. Audrius tikrai proguoja sveiką gyvenimo būdą, jisai tiek geria vandens, nes iš tikro čia yra labai karšta.